Žaliojoj girioj sieras akmenėlis, du brolaliai sakuolėliai gromatėlai raš. Du brolaliai sakuolėliai gromatėlai raš. Eidama į mokyklą, matau Vincui Kudirkai skirtą atminimo lentą. Žinau, šis žmogus mokėsi mano gimnazijoje. Jis 1881 metų laidos abiturientas. Vincas Kudirka – rašytojas, visuomenės veikėjas, varpo redaktorius. Tai žmogus, skambinęs į varpą tiems, kuriems reikėjo tada į darbą keltis iš miegų ir kurie kitus į tą darbą turėjo kelti. Vincas Kudirka savo didįjį darbą dirbo raštais ir žodžiu tada, kai tas darbas engėjų buvo mums draudžiamas. Taip Vincą Kudirką apibūdino Jonas Jablonskis. Vincas Kudirka net ir sunkiai sirgdamas rūpinosi visos Lietuvos likimu ir ateitimi. Savo kūrybą drąsino tautiečius eiti ryžtingai, tiesos, gėrio ir grožio keliu. Siekti idealų, tik doro ir aukšto. Mes visi galim didžiuotis, kad mūsų gimnazijoje mokėsi ir ją baigė Vincas Kudirka, vienas iš ryškiausių asmenybių mūsų kultūros istorijoje. Jis čia mokėsi, jau mokslas mūsų gimnazijoje truko 10 metų, nes 2 metus baigęs 6 gimnazijos klases mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Pagal to metų tradicijas tėvai siekdavo, kad bent vienas besimokantis jų vaikas, sūnus, taptų kunigu. Tačiau po 2 metų iš kunigų seminarijos, Seinų kunigų seminarijos, Vincas Kudirka pasitraukė tokią tėvo ypač nemalonę ir grįžęs į gimnaziją po 2 metų turėjo pats užsidirbti pragyvenimui ir žinoma, tai sudarė jam daug sunkumų. Tačiau jis pasižymėjo gimnazijoje būdamas savo įvairiapusišką tokią veiklą, įvairiapusiais gabumais. Jis buvo ir geras dainininkas, ir geras šokėjas, ir geras smuikininkas, muzikantas, ir geras mokinys. Nes gimnazija baigė sidabro medaliu, taip jau gavosi, kad grįžęs į seminariją, mokėsi toje pačioje klasėje kaip ir Jonas Jablonskis, kuris baigė gimnaziją aukso medaliu. Ir kadangi jam teko pačiam pragyvenimą įsidirbti, jį į savo, gal sakyčiau, veiklą įtraukė to meto sulenkėjusi inteligentija, mokytojai lenkai. Ir tokiu būdu jis lyg ir perėmė tokių lenkiškos kultūros pagrindus ir kuomet baigė gimnaziją, jis atsisakęs lietuviškosios stipendijos, kuris sudarė galimybės studijuoti Rusijos universitetuose, studijavo Varšuvoje. Ir žinoma ir toliau, todėl jo gyvenimo sąlygos buvo labai sunkios ir tai, aišku, iššaukė tuo metu nepagydomą ligą, džiovą, kuri dar į pačiame jėgų, sakytum, sužydėjime, kuris galėjo būti jam iš 40 dar nesulaukusi metų. Jis mirė džiuvo. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba ant naudos tau ir žmonių gerybės. Tegul saulė Lietuvoje tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardant tos Lietuvos vienybė težydi.